Tas reiškia tada, kai tu jį nutapė. Reikia man dar pasižiūrėti. Čia dar rimti klausimai? Rimtai klausim. Viskas į kamerą. Čia aš tada sakiau, kad vamzdžiai surdyje gali būti nemažiau gražūs kaip gėlės. O tokį padariau lyg supriešinimą. Reiškia, tokios gražios gėlės, o čia tokie surdi vamzdžiai, bet aš juos lyg prieštarauja jie viens kitą, bet kartu jie sudaro jau atskirą grožį. Jų draugystė sudaro atskirą, taip sakant, mišrainę tokią kompoziciją vadinti. Ir kada tu rodai šitą darbą pirmą kartą per tokią progą? Neatsimenu dabar staigiai. Gal personalinį, ne, dar kažkur tai, o gal tik personalinį. Apie 90-us aš taip staigiai prispausęs dabar. Iš kišenės negaliu ištraukti faktų. Bet aš ir daugiau tada su vamzdžiais tokių dariau, man patiko jų nelygus, energingas paviršius. Ne tai, kad būna nauji vamzdžiai, bet man patiko tokie Rusy, kur nors parodų rūmuose dirbau, ten tokių motyvų nemažai mačiau, piešdavau. O kur tu radai šitą motyvą? Čia iš natūros? Sugalvojau. Sugalvojai. Nu, tiesą sakant, tokio motyvų kažkur tai pastebėdavau, bet dabar, kad konkrečiai vienas būtų, tai negaliu pasakyti. Bet tik dažnai būna kokie meisterniai ten, būna kažką meistravoja ir ruošiasi eiti į kokį gimtadienį, į gėlių buketą pastato, arba nusipirkę turi, kad eitų po to į tą gimtadienį. Paprasme, tokių atsitikimų, tai aišku, kad pasitaikydavo. Aš taip dar į kitą tokią temą labai nepadariau, tik tai ten Karoliniškėse kaime imdavau pieną ir ten girtas vyriškis su gėlėmis eina, o panašiai. Pilna glėbį labai gražių gėlių, o jis taip jau ir pargriuvęs buvo ir visoks toks, visas toks tamsiais rūbais, bet toks laimingas, kad jis jaučia, kad jis tas gėlės ten parneš ir ten nustebins, padovanos. Bet beveik tas pats motyvas, man grožis yra to supriešinimo šito, ne va tai negražu, bet kartu tai labai gražu. O čia yra langas, ar? Nu, aš čia vaizduoju langą. Nes labai dažnai va tuo pačiu laiku pas visus atsiranda langas, ypač pas Dereškevičių ir pas tave. Kodėl būtent langas, kaip motyva? Ir pats paveikslas juk yra langas. Ir labai dažnai paveikslas gimsta žiūrint į langą. Ir kaip pamatai ne tik tą vaizdą pro langą, bet pamatai į tuos rėmus lango. Ir jie labai gražiai... Nu, buvo įdomu taip, kad su visų langu. O šiaip visą laiką paveikslas yra langas. Turiu omeny, kad langas į tikrovę, ar langas į vaizduotę? Sunkus klausimas. Į tikrovę. Į įsivaizduotą tikrovę ir į tikrovę. Reiškia, pats langas, mūsų akis yra langas. Tik tai mes nematom ant akių ir apatinio voko. Reiškia, faktiškai apie langą būtų galima labai daug filosofuoti. Fotografuoja žmogus irgi langas. Tik nesimato fotoaparato. O darė tau kokią nors įtaką tuo metu, ar pop artas, ar naujieji realistai, sakykime, naujieji realistai, nuo tų 60 metų labai daug dirba su visokiais naudotais daiktais, senais, aprūdijusiais, prancūzai. Ar tau darė kokią nors įtaką tuo metu vakarų menas, ar ne?
Kažkaip tai davė, bet konkrečiai negaliu pasakyti. Nu, tos bakterijos anų laikų buvo gera uždanga, bet tos, reiškia, persisverdavo tos. Ir net nežinai kartais, kuo mes jau užsikrėtęs, pradedi ką daryti. O paskui atrandi knygas vartydamas, kad tugi į tą panašus, ten į kitą panašus. Kažką lyg paėmė iš to. Bet aš konkrečiai tai negaliu pasakyti. Čia tokius, ašgi sakiau, kažkada rašiau, atrodo, bėgi nuo visų, pabėgti nori, nuo visų, ką čia mes darom, nubėgi kažkur į krūvus ir girdi, kad ten kits nubėgęs irgi šnaupuoja šalia tavęs. Visi atrodo, bėgam nuo kažko, o pasirodo, į priešingą pusę bėgdami irgi sutampa bėgimo tikslas. Tai gal su šito gana, už tokio